Nu ką, pasiruošėm eiti į praktiką, atsisėdam į lengvąją asaną, užmerkiam akytes, rankas nuleidžiame į Gyan mudrą ant savo kelių ir pradedam ramiai kvėpuoti per nosį. Pasitikrinam, kad mūsų stuburas būtų tiesus, pečiai atpalaiduoti, neužkelti prie ausyčių, kad pečiuose ir nugarai nebūtų jokios įtampos. Kvėpuojam ramiai per nosį. Lėtas ir gilus įkvėpimas ir lėtas ir gilus iškvėpimas. Kiekvienas savo sugalvokime šiai praktikai intencijai. Gal norite kažką paleisti per praktiką? Savo mintise sugalvokit, ką norit paleisti. Jeigu intencija jau sugalvota, suglaudžiam delną su delnu ir stipriai patrinam, kad mūsų delnai sušiltų. Delnai turi būti sušilę. Jeigu delniukai jau sušila, priglaudžiam prie krūtinės, rankos maldos mudroje. Dar kartą pasitikrinam, kad mūsų stuburas būtų tiesus, o pečiai atpalaiduoti. Jeigu reikia, pečius pakelkite į viršų ir nuleiskite. Kaip ir kiekviena praktika, taip ir šiandieną pradėsime su Om Namo Gurudev Namo 3 kartus ir apsauginę mantrą. Gilus įkvėpimas per nosį ir iškvėpimas per nosį. Įkvėpimas per nosį ir iškvėpimas per nosį. Įkvėpimas mantrai. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. O dabar gilus įkvėpimas per nosį, apsauginę mantrą. Adgurename, Džugadgurename, Sadgurename, Sirgrudevename. Adgurename, Džugadgurename, Sadgurename, Sirgrudevename. Adgurename, Džugadgurename, Sadgurename, Sirgrudevename. Gilus įkvėpimas, užlaikom orelę. O lėta iškvėpimas. Akis vis dar mūsų užmerktas. Rankas nuleidžiam ant kelio. Rankų mudra, Gyan mudra. Ramiai kvėpuojame per abi šnerves. Pakartokit savo jūsų intenciją, tą, ką sugalvojat prieš praktiką. O jeigu turite savo mantrą, galite pakartoti savo mantrą. O dabar atmerkiame akis ir einame į apšilimo pratimus. Kaip ir sakiau, šiandieną mes dirbsime pagrindę su Nadi centru, tai pilvo centru. Tai dabar pradėsime nuo pėdučių. Jeigu mane gerai matote, mūsų pėdutės pasuktas į šonus. Kojų praskleidimas tai maždaug klubų plotis. Praskleidžiam ir įtupiam. Įtupiam taip,
kad rankas padėjusias į maldos mudrą įstatytume tarp kojų prie kelių ir praplėstume. Stuburas, taip, puikiai. Ir dabar merginos ugninis kvėpavimas. Užmerkiam akytes ir pradedam išstuminėti orelį per nosį ir pilvą įtraukinėti į vidų. Jeigu pradėtų svaigti galvytė, atmerkite akis ir žiūrėkite į nosies galiuką. Marina puikiai, Dovilė puikiai, Ingutė puikiai. Tęsiam, merginos, tęsiam. Dar 1 minutę. Rankų pagalba galite pabandyti dar labiau praskleisti savo kojytes. Gilus įkvėpimas per nosį, užlaikom orelį, mulba ant šaknies užraktas. Šaknies užraktas yra, kai mes įtraukiam savo išangės raumenis, lytinių organų raumenis, bambą centrą ir keliam energiją aukštyn, aukštyn, aukštyn. Laikom, 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 laikom. Iškvėpimas per nosį, atpalaiduojam mulbą. Rankytės nuleidžiam ant kilimėlio ir pakeliam užpakaliuką į viršų. Ištiesiam kojytes, rankytės pakyla mūsų į viršų ir pratempiam stuburiuką. Iš rankų padarom švytuoklę kaip laikrodžią. Atpalaiduojam rankytės. Akis mūsų užmerktos, kvėpuojame ramiai per nosytę ir pasiduodam žemės traukai, tempia mūsų rankytės link kilimėlio. Nekontroliuojam švytuoklės. O dabar po lėtą lėtinam švytuoklę. Kai švytuoklė mūsų sustoja, ištiesiam stuburiuką, atsistojam pilnu kūneliu. Šaunuolės merginos. Dabar einame ant 4. Karvė katė. Aš pasitraukiu visus savo kilimus nuo kilimėlio, kad būtų patogiau. Taip. Kaip yra atsimatuoti, kad rankytės būtų tiesiai, nes kiti daro toliau, kiti daug arčiau. Pagal viską rankas turėtume alkūnės dėti prie mūsų kelių ir tada stotis. Tada vadinasi yra mūsų taisyklingai atmatuotas ūgis. Merginos taip, išverčiam nugarytę, galvytė mūsų kyla į viršų, yra įkvėpimas. Ir iškvėpimas, kai stuburiukas sulenkia. Ir judesys pakankamai greitas. Nykštis su nykščiu susiliečia, gilus kvėpavimas. Nebijokit kvėpavimo, giliai kvėpuokite su judesiu. Jeigu norisi, galite karvę katę daryti greičiau, taip kad tik neduotų per nugarą, kad nebūtų jokio tempimo, jokio skausmo
stuburo srityje. Marina puikiai, Inga puikiai, Dovilė puikiai. O dabar 30 sekundžių pagreitinam judesiuką. Įkvėpimas. Užlaikom kvėpavimą, mulbam, šaknės užraktas. Iškvėpimas, atpalaiduojam, mulbam, stuburiukas sugrįžta į pradėseną. Pasukinėjom į kairę, į dešinę, į kairę, į dešinę. Su rankytėm pradedam eiti į priekį ir ištempiam visą stuburiuką ištempiam. Jeigu norite, padėkite galvytę ant kilimėlio. Su rankytėm sugrįžtame atgal ir iš šitos asanos atkėlusias pėdutės ir atrėmusias į kilimėlį, užpakaliuką keliame į viršų. Trikampis. Pamankštiname kojytes į priekį ir atgal, į priekį ir atgal, į priekį ir atgal. Padedam su kojytėm. O dabar sustabdom mėtymą, pažiūrime į priekį ir šokame prie pėdučių. Pusinis išsitiesimas ir pilnai nusilenkiam. Įkvėpimas, rankas kyla į viršų ir atsistojame. Šaunuolės. Ar jau apšilot? Parodykit, liuksą. Apšilo pinelis, jo? Šaunuolis. Viskas, eisime į nadi kriją. Kam reikia, galit atsigerti ir mes pradėsime jau mūsų kriją. Aš pasidedu kilimuką. Ir taip. Aš pačios krijos nedarysiu, tik tai viską jums parodau. Tai pirmas pratimas bus ant kilimėlio. Gulomės ant kilimėlio pilnu kūneliu. Parodysiu sunkesnę ir lengvesnę. Tas, kas turi problemų su nugara, su apatinė nugaros dalimi, pasikiškite delnus visada po užpakaliuku, kad nekirstų per nugarytę, per nugaros apačią. Tai pratimas mūsų pirmas atrodys taip. Aš noriu, kad jūs mane matytumėt ir pažiūrėtumėt visos į ekraną. Pirmas pratimas atrodys taip. Gulime. Kam reikia rankos po užpakaliuku, kam nereikia prie šonų ir atrodo taip. Dešinė koja kyla į viršų, 90 laipsnių kampu, nusileidžia ir kyla kita. Įkvėpimas, kada koja kyla į viršų, iškvėpimas, kada nusileidžia. Įkvėpimas, kada koja kyla į viršų ir nusileidžia. Trys su pusė minutės. Pilnas laikas būtų 7 minutės, 3,5 minutės. Merginos pradedam nuimu laiką. Pradedam nuo dešinės kojas. Įkvėpimas, kada kojytė kyla į viršų, iškvėpimas, kada koja leidžiasi žemyn. Pėdutė mūsų įtempta, šaunuolės.
Nuimu laiką. Pagarsiu biškį muzikytę. Šaunuolės. Jeigu pradėtų kirsti per nugarą, pasikiškite būtinai savo delniukus po užpakaliuku. Nepamirštam gilaus kvėpavimo per nosį. Šaunuolės. Pusę laiko jau padarėt. Liko minutė. Liko 30 sekundžių. Šaunuolės merginos. Esat nuostabios. Žinau, kad jau pavargot, kad kerta jau. Ir per pilvą, ir per kojytes. Bet esat tikrai šaunuolės. Jeigu labai jau sunku, galit sulenkti truputėlį kojų kelią. Ir darysis truputėlį lengviau. 15. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kyla dešinė koja į viršų, užlaikom kvėpavimą mulban. Dar 5 sekundės. Iškvėpimas, nuleidžiam kojytę. 15 sekundžių pailsinam kūnelį. O dabar viskas tas pats, gulime vis dar ant kilimėlio. Tik dabar abidvės kojytės kils į viršų 90 laipsnių kampu ir leisti žemyn. Kada kojas kyla į viršų yra įkvėpimas, kada kojas leidžiasi žemyn yra iškvėpimas. Tik kas pasikeis, kad mūsų rankos, jeigu stuburas sveikas yra,
yra pakeltos ir delnai žiūri vienas į kitą. Pratimas atrodo taip. Jeigu bus labai sunku su rankom pakeltom, rankytės nuleiskite prie šonų arba pasikiškite po užpakaliuku. Jeigu tik turit bent kažkokią stuburo traumą, rankas būtinai kiškitės po užpakaliuku. Nebent turit labai stiprų pilvo centrą ir pilvo raumenys yra ištreniruoti ir galėsit kojas kelti iš pilvo raumenų, tai tada galite įsikišti. Viskas, merginos, pradedam. Įkvėpimas, kada kojas kyla, iškvėpimas, kai kojytės nusileidžia. 3,5 minutės. Šaunuolės. Nuimam laiką. Puikiai. Marina puikiai, Dovilė puikiai, Inga puikiai. Gilus kvėpavimas per nosį. Kvėpavimo ir judesio greitis turi būti vienodas. Jeigu norėtumėt įeiti į meditacinę būseną, kad lengviau jums darytųsi pratimas, galite kartoti sat nam. Kada kojas kyla į viršų, mintyse sakot sat, kada kojas leidžiasi nam. Garsiai mums nereikia šitų žodžių sakyti, sakome savo viduje. Šaunuolės, merginos, šaunuolės, žinau, kad jau kaista pilvo presas. Mums nebedaug beliko, 1,5 minutės tik tai. Pasikiškit, kam reikia rankytės po užpakaliuku, tai nėra silpnumo ženklas. Mes turim padėti savo kūnui visada. Neprievartaukit savęs, joga ne apie išsiprievartavimą. Liko minutė. Šaunuolės. Penkiolika. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kojytės kyla į viršų, užlaikom kvėpavimą, mulbant, šaknės užraktas. Užlaikom, dar 5 sekundės. Iškvėpimas, atpalaiduojam, mulbant, nuleidžiam kojytės ir pailsinam kūnelį. 30 sekundžių.
Paskutinės 5 sekundės poilsio mūsų kūneliui. Jeigu jau burnytė pradėjo džiūti, atsigerkit, merginos. O dabar viskas, kylam jau į sekantį. Kam reikia, nusirenkite. Tai aš sakiau, jeigu būčiau davus pilną laiką, jūs nei vieną nebūtumėt sugrįžus. Žinau, čia yra killeris, bet jo, žinau. Tai mūsų trečias pratimas atrodo taip. Vis dar mes ant kilimėlio, tik tai sulenkiam kojytes per kelius, apkabinam, pėdos mūsų įtemptos ir žiūri į tolį, pakeliam galvytę, įkišam nosį tarp kelių ir laikom 5 minutės. Visiškai paprastas, kvėpavimas ramus per nosytę, lėtas ramus. Jo, Marina puikiai, Ingutės nematau, bet manau, kad viskas gerai. Jo, viskas puikiai, Inga matau, Dovilę matau puikiai. Pirmam kartui 2,5 minutės, ne 5 padarysim. Jeigu norėtume stiprinti ir gilinti efektą, dar daugiau suteikti ugnies, įjungtume ugninį kvėpavimą. Šiandieną mes to nedarome, paprastai įkišusias nosytę tarp kelių kvėpuojame per nosį. Lėtas ir gilus įkvėpimas ir lėtas ir gilus iškvėpimas. Čia, kai jūsų nosytė yra įkišta ir jūs įkvėpinėjate, iškvėpimo metu galite sakyti, ką norite paleisti. Gal turėjote šią savaitę blogų emocijų, gal su kažkuo susipykot, nesutapo nuomonės, gal kažkas suerzino ir laikote kažkokį pyktį, paleidinėkit pyktį. Gal norit paleisti prisirišimą, paleidinėkit prisirišimą. O įkvėpimo metu įkvėpkite meilę. Kartokite mintyse, įkvėpiu meilę, paleidžiu baimę ar pyktį, tą, ko jums reikia paleisti. Tas, kas dirba ofise ir daug rašo prie kompiuterio, galvytė pas ką būna dažnai nulenkta į apačią, čia gali pradėti jausti kakle tempimą. Jeigu reikia, nuleiskite galvytę ir vėl pakelkite, jeigu tempimas yra toks skaudus, kad jau duoda net į galvą skausmas. Nebedaug mums liko. Nesakysiu kiek, kad nelauktume pabaigos. Gilus įkvėpimas per nosį, užlaikom kvėpavimą. Iškvėpimas per nosį, atpalaiduojam kūnelį, nuleidžiam kojytes, nuleidžiam galvytę ant kilimėlio ir 15 sekundžių kūno poilsiui.
O dabar pabudinam kūną iš poilsio, pakeliam galvytę ir pažiūrim į mane, iškart eisim į sekantį pratimą. Tai gulėsime vis dar ant kilimėlio, sulenksime kojytes, per kelius priglausime prie pilvuką, rankas ištiesiam į šonus, rankytės turi būti ištiestas į šonus su pečių aukščiu. Aš pripildu muziką, jaučiu blogai girdisi. Biškai pritildysiu, kol parodysiu. Pasižiūrėkit, merginos, kai rankas įsitiesia, ar jums nesiliečia kažkur ta prasme, į sienas ar kažkur į kokius daiktus nesiliečia, kad nesusižalotumėt savęs. Tai atrodo taip, rankas ištiestas į šonus, pečių aukštyje, pečių linija, kojytės suglaustos ir pratimas atrodo taip, kad kojas kyla į viršų, rankas į viršų, įkvėpimas ir iškvėpimas, kada rankos sugrįžta. Supratot? Kada žiūrėti, gal iš šono va taip geriau atrodo, gal va šitaip labiau matysis, kaip atrodo. Rankytės mūsų į šonus, kojytės suglaustas vienas su kita ir priglaustas prie pilvuką. Ir įkvėpimas yra, kada kojas išsitiesia ir iškvėpimas, kada mūsų kojytė sugrįžta ir rankom apkabinam. Marina puikiai. Čia jau yra malonumas, nepratimas po visų šitų. Įkvėpimas, kada kojas mūsų išsitiesia, iškvėpimas, kada kojytės sugrįžta ir rankas apkabinam. Marina puikiai, Inga puikiai, Dovilė puikiai, šaunuolės. 7,5 minutės. Dabar pagarsinu muzikytę, kad būtų maloniau daryti. Šaunuolės. Jeigu norėtumėt sunkintis, kojytes reikėtų nuleisti į 60 laipsnių kampu, tai žemiau truputėlį, negu dabar darote. Tada iš karto kirstų per apatinę pilvo preso dalį. Šaunuolės. Trumpinu laiką. Dar padarysim 1,5 minutės ir bus viskas. Nenoriu, kad šita praktika būtų pragaras. Bet turiu gerą naujieną, kad mums liko tik 2 pratimai.
30 sekundžių, merginos. Įkvėpimas, kojas išsitęsia, užlaikom kvėpavimą. Iškvėpimas, atpalaiduojam kojytes, nuleidžiam ant kilimėlio po lėtą. Kūno poilsis 30 sekundžių. Ką tik buvo kančia, o dabar malonumas. Kaip ir gyvenime. Nuo kančios iki malonumo visada mes keliaujam žingsniukais. O dabar pradedam budinti savo kūnelį ir pakeliam galvytę ir pažiūrime į sekantį pratimą. Tai vis dar mes gulime ant kilimėlio, kairė koja mūsų yra sulenkta, pradėsime nuo kairės kojos kilnojimo, tai dešinė kojytė mūsų sulenkta, priglūsta prie pilvuko ir su rankom galite pagelbėti savo priglūdimą. Ir kairė koja kyla ir leidžiasi. Įkvėpimas, kada kyla, iškvėpimas, kada leidžiasi. Minutę kairė koja, po minutės keisime dešinę kojytę. Pradedam. Koja taip pat kyla 90 laipsnių kampu į viršų. Marina puiku, Inga puiku, Dovilė puiku. Šaunuolės merginos. Paskutinis kojytės kėlimas į viršų, nuleidžiam kojytę ant kilimėlio ir pakeičiam kojas. Ir viską tą patį padarome su kita kojytė. Kai kojytė kyla į viršų, įkvėpimas, iškvėpimas, kai kojytė leidžiasi žemyn. Jeigu pradeda lįsti į galvą mintis apie paprastus dalykus, apie buitiškus dalykus, sąmoningai nukreipkime savo mintis ir pradėkime stebėti judesį arba kvėpavimą. Lengviausias būdas nukreipti savo mintis – stebėti kvėpavimą. Su stebėjimu kvėpavimą mes galim išsilavinti mūsų neutralųjį protą.
paskutinis kojytės kėlimas į viršų, nuleidžiam kojytę ir pakeičiam kojytę. Paskutinį kartą 30 sekundžių. Jo, taip, pakeičiam. Viskas. Ir kyla kojytė. Nuo tos, kurios pradėjom, 30 sekundžių. Šaunuolės, pradedam. Labai džiaugiuosi, kad šiandieną jums mažai reikia žiūrėti į mane, o klausotės ir darotės tik iš žodžių. Šaunuolės. Penkiolika, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Įkvėpimas, kojytė kyla į viršų, užlaikom kvėpavimą. Užlaikom, 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 užlaikom. Ir dar užlaikom 3 sekundės. Iškvėpimas, nuleidžiam kojytes ir pailsinam kūnelį 30 sekundžių. Ir mūsų laukia paskutinis pratimas. Jau stovėsim ant kilimėlio su pėdutėm. Nieko nebebus sudėtingo. Po lėto pradedam žadinti savo kūną iš trumpos šavasanos ir ražomės, stojamės ant kilimėlio. Dabar atrodys mūsų paskutinis pratimas taip. Mūsų pėdos vienoj linijoj. Pasižiūrim, kad nykščiai būtų vienoj linijoj. Aš biškį irgi pakelsiu, kad mane matytumėt. Pėdos truputėlį pražerptos, mažiau negu mūsų klubų plotis. Ir pratimas atrodo taip, rankos kyla į viršų, lenkiamės ir įtraukiam mulban. Įkvėpimas, kada kylam į viršų, iškvėpimas, kada nusilenkiam. Ir nusilenkus įtraukiam mulban. Šaknies užrakta. Žinau, bus sudėtinga, labai sudėtinga, bet bandykit, merginos, gerai? Įkvėpimas, iškvėpimas, įkvėpimas, iškvėpimas. Greitas. Čia turi būti pakankamai greitas mūsų judesys. Rankos prie ausyčių, aš patikrinsiu, kaip jums sekasi. Puikiai, Inga, matau puikiai, Dovilė, matau puikiai, šaunuolės. Jeigu svaigsta galvytė užsimerkus, atmerkite akis ir žiūrėkite į nosies galiuką. Bet turėtų būti viskas gerai su užmerktom akytėm. Įkvėpimas, kada mes viršuje, iškvėpimas, kada nusilenkiam. O nusilenkus, primenu, įtraukiam šaknies užraktą.
užlaikom kvėpavimą. Mulban. Ištempiam visą kūnelį. Iškvėpimas, atpalaiduojam mulban. Pasiplokit savo. Navikrija padaryta. Šaunuolės merginos. Esat nuostabios. Šiandieną turėsime trumpą meditaciją. Meditacijai norėčiau, kad jūs įsitaisytumėte ten, kur jums patogu. Jeigu yra sunku išbūti tiesią nugarą, galite atsiremti į sieną kažkur. Tai šiandienos mūsų meditacija. Ar jaučiatės gerai? Parodykit pirštuką. Atsigerkit, būtinai atsigerkit gerai. Padarysime pusę minutės pertraukos. Jei Kristina sakė, kad labai gerai jaučiasi. Puiku. Tai mūsų meditacija šiandieną bus labai lengvutė. Ta, ką jūs galėsit visą laiką pritaikyti, kada turite staigę stresinę situaciją. Panikos atakam jinai labai yra tinkama, kada kortizolio labai daug, nes kažkas išgąsdina baisiai. Tai šita meditacija iš tikrųjų yra veiksmingiausia, kada žmogus turi panikos ataką. Galėsit, jeigu turit kažkam iš draugų, netgi parodyti, kaip ją padaryti, nusiraminti čia ir dabar, kada reikia. Čia staigiai ir dabar, labai greitai sunervuoju, turim susitvarkyti, ne, su stresu čia ir dabar. Tai šitas kvėpavimas yra būtent tam ir tinkamas. Tas kvėpavimas yra kvadrato kvėpavimas. Gal jūs ir žinot, merginos. Per 4 mes įkvepiam, 4 užlaikom, per 4 iškvepiam, 4 užlaikom. Tai įkvėpimas 4, užlaikymas 4, iškvėpimas 4 ir užlaikymas. Tai pradėsime taip. Mūsų kairė ranka Gyan mudroje nuleista ant kairio kelio. Su dešinė ranka uždengsime dešinę šnervę ir kvėpuosime tik tai per kairę šnervę, su šito kvėpavimu. Tai bus įkvėpimas per 4. 1, 2, 3, 4. Užlaikom orelį 4 sekundės. 1, 2, 3, 4. Iškvėpimas per 4, per kairę šnervę. 1, 2, 3, 4. Užlaikom orelį. 1, 2, 3, 4. Įkvėpimas per 4. 1, 2, 3, 4. Užlaikom orelį. 1, 2, 3, 4. Iškvėpimas. 1, 2, 3, 4. Užlaikom orelį. 1, 2, 3, 4. Įkvėpimas. 1, 2, 3, 4. Užlaikom orelį. 1, 2, 3, 4. Iškvėpimas. 1, 2, 3, 4. Užlaikom orelį. 1, 2, 3, 4. Ir savarankiškai įkvėpimas. Užlaikymas. Iškvėpimas. Užlaikymas. Įkvėpimas. Užlaikymas. Iškvėpimas. Užlaikymas. Įkvėpimas. Užlaikymas. Iškvėpimas. Užlaikymas.
Įkvėpimas. Ir palieku daryti savarankiškai. Šitą meditaciją galima daryti 7 minutės, 11 minučių, bet po 3 minutės jau yra poveikis kūnui. Jeigu ištiks kritinė situacija, kur reikės greitai nusiraminti, tai užteks jums ir 3 minučių padaryti. Kiekvieną padarome po paskutinį ratą. Paskutinis ratas tai reiškia 4 įkvėpimas, 4 užlaikymai, 4 iškvėpimai ir 4 užlaikymai. Čia vienas ratas. Kai padarysite paskutinį, užlaikom orelį. Ir iškvėpiam. Nuleidžiam dešinę rankytę ant dešinio kelio. Akis mūsų vis dar užmerktas. Kvėpuojame per abi šnerves. Ir stebime, kas pasikeitė. Kaip jaučiamės dabar. Kokios buvome pradžioje praktikos ir kokias esame dabar. O dabar palietam, gulamės į šavasaną, atsigulam ant kilimėlio, įsitaisom patogiai. Jeigu reikia, užsidėkite kojinytes arba pledukų užsiklokite. Šiandieną šavasanos metu aš jums pagrosiu su Tibeto dubenėmis. Išsijungsiu kamerą. Nors neišsijungsiu, pasiliksiu kamerą.
po lėtą pradedam budinti savo kūną iš šavasanos, pasukinėjam riešiukus, pasukinėjam pėdutės per riešus, išsitempiam pilnu kūneliu, išsitempiam, įsitempiam stipriai, sulenkiam kairę koją ir priglaudžiam prie pilvuko, su dešinę rankytę nustumiam kairę kojytę į dešinę pusę, ištempiam stuburiuką, sugrąžinam kairę koją ant kilimėlio ir sulenkiam dešinę kojytę per kelią, priglaudžiam prie pilvuko ir su kairę ranką nustumiam į kairę pusę. O dabar abi kojytės sulenkiam per kelius, priglaudžiam prie pilvuko, apkabinam su rankytėm ir pasisukinėjam į kairę, į dešinę, į kairę, į dešinę. O dabar pirmyn, atgal, pamasažuokit savo stuburiuką, pamasažuokit. Ir jeigu jau pasiruošusios, užmerktom akimis atsisėdam į lengvąją asaną. Suglaudžiam delną su delnu ir stipriai patrinam, kad mūsų delnai sušiltų. Šiandieną visos bendrai uždarysime šią erdvę su 3 ilgais sapnam. Jeigu delnai jau sušilo, o mūsų akys vis dar užmerktos, priglaudžiam delniukus prie krūtinės. Pasitikrinam, kad mūsų stuburas būtų tiesus, pečiai atpalaiduoti. Ir gilus įkvėpimas per nosį. Ir iškvėpimas per nosį. Įkvėpimas per nosį. Ir iškvėpimas per nosį. O dabar įkvėpimas uždarimo. Satnam. Įkvėpimas. Satnam. Ir paskutinis, vienas ilgas įkvėpimas. Satnam. Kiekviena iš jūsų, kaip ir visada, tą patį sakau ir šiandieną, Satnam. Būkit palaimintas. Kiekvienai pabučkai merginos, jūs esate šaunuolis. Šaunuolis. Tikiuosi jaučiatės gerai. Tikiuosi atsipalaidavusios. Jeigu norit, galite. Aš uždarysiu mūsų įrašą ir jeigu bus noras, galėsit paklausti arba pasidalinti.